Tikiuosi, kad jau sutarėm, kad leptino signalas yra turim atsargų riebaluose, valgyti daugiau nereikia. Bet kad nebūtų taip paprasta, leptinas yra negirdimas nutukimo atveju. Leptinas nėra tiesmukai sotumo hormonas, nes sotumo jausmą sukuriam iš daugiau sudedamųjų dalių, pradedant signalais iš žarnyno. Čia visada įsivaizduoju mišką neuronų pakeltom rankom, skambant džiaugsmingiems šūksniams, nes atkeliavo baltymų ar riebalų turinčio maisto. Ir baigiant tuščios lėkštės vaizdu, tų komponentų yra daug. Su viršsvoriu doroti sunku todėl, kad jis turi šį apsauginį mechanizmą. Jis slepia nuo organizmo faktą, kad atsargų yra labai daug, o dar blogiau slopina įprastus riebalų skaidymo mechanizmus. Sveikam organizme, kur nutukimo nėra, leptinas uoliai dirba savo darbą ir rūpinasi riebalų skaidymu. Tai jeigu klausit, ką daryti, tai irgi tikiuosi jau žinot, ką sakysiu. Judėjimas, bet ne ta intensyvi mankšta iki 9 prakaito kelianti stresą, o mikrojudesiai, pavyzdžiui, darbas stovint, jie yra žymiai efektyvesni, inicijuojant riebalų skaidymą, negu kad sunki mankšta. Taip pat ilgesnės pertraukos tarp valgių, leidžiant kraujo ir kepenų cukraus lygiams nukristi iki, sakykime, alkio ribos, pakankamas ir kokybiškas miegas, buvimas lauke, daržovės, uogos, polifenoliai ir šiaip sveika ir įvairi mityba. Po viskuo slepiasi daug chemijos, kurios per šią savaitę atgnybiau tik labai nedaug, nežinodama jums įdomu ir ne. Nuorodoje pridedu dar vieną straipsnį entuziastams. Ir namų darbai savaitgaliui. Peržiūrėkit ir užsirašykit, ką, kiek, kada valgot, kaip judat, kiek ir kaip miegat, kiek laiko praleidžiat lauke ir pasitikrinkit, ar nereikėtų ko nors pakeisti. O tada būtinai suplanuokit, ką ir kada darysit. O ką galit, imkit ir darykit neatidėliodami, nes rezultatai seka veiksmus, o ne sprendimus. Skanaus, taikos ir ramybės.